Pirmiausia, tai dėkojam Dievui tikrai už šią nuostabią dieną, kad galim susirinkti visi kartu į šventųjų susirinkimą. Dėkojam Dievui už šitą nuostabų orą, jau spalio mėnesį. Tikrai nuostabi sekmadienio diena ir jinai dar nuostabi todėl, kad mes šiandien švenčiam mūsų brangaus, mylimo pastoriaus gimimo dieną. Tikrai paplokim visi jam. Elvita turi žodžius pasakyti pastoriui. Manau, pasakys žodžius. Mylimas pastoriau, sveikiname tave su gimtadieniu. Tavo Dievas tau duoda stiprybės ir palaiminimo. Labai tave mylime. Mes su vaikais paruošėm tokią nuotaikingą giesmę. Paprašysim, kad prisijungtumėt. O šį dieną Dievo mums duota, šlovinkim jį su džiaugsmu širdyje. O šį dieną Dievo mums duota, šlovinkim jį su džiaugsmu širdyje. O šį dieną Dievo mums duota. Valio! Tai va, brangus jūs, tai mes turim tau nupirkę, paruošę dovaną ir tikimės, kad išpildėm tavo norą. Bet šitą dovaną dar laukiam, kol atkeliaus siuntinių. Bet šiandieną mes norėtumėm kiekvienas, aš manau, paskui paraginsiu, aš manau, turim širdį žodžius pasakyti Justui. Tai va, ir aš pati turiu tokius žodžius pasakyti, tiesiog Dievas davė iš Biblijos. Tokie nuostabūs žodžiai iš 2 laiško Korintiečiams 13 skyriaus 13 eilutė. Justai, tegul viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas būna su tavimi. Čia parašyta, kad su visais. Tai va. Kai būk palaimintas labai tave mylim. Dėkojam Dievui, kad tikrai Dievas išsirinko tave, tegul jis laiko tave, saugoja, patepa kiekvieną dieną, stiprybės, tikrai palaikom tave maldose ir labai sveikinam tave. Būk labai palaimintas. Tai va, tiesiog norėčiau paraginti. Dabar pirmiausia, atsiprašau, pasveikinam mes su vaikais Justą ir tiesiog paskui, kas turėsit žodį pasakyti Justui. Einam pasveikinam. Tai va, kas norėtumėt pradėti? Liuda gal. Pirmiausia, dėkoju Dievui, kad iš viso mes čia susitikom visi šitame mieste, tokią puikią dieną ir turim galimybę pasveikinti savo pastorius, mano žentą, Justą, su tokiu gražiu jubiliejum. Tikrai yra toks pats toks turbūt gražiausias jubiliejus, tai 30 metų toks brandžiausias, toks šeima viskas yra. Tai noriu labai širdingai pasveikinti ir padėkoti jam pačio geriausio, nes jis yra, kaip ir geriausias mano žentas, geresnių neturiu. Labai geras linkėjimas. Brangieji, kas turim žodį, tikrai kiekvienas turim širdį savais žodžiais, tikrai. Tai yra nuostabiausia, ką iš širdies pasakom. Tai apsiverks. Gerai, aš porą žodžių. Ateik čia, Zita. Aš tuos namuose būnu labai retai, bet kai pirmą kartą aš juos atvažiavau, pajutau kažkokią begalinę ramybę.
ir labai gerą atmosferą. Tai be abejo yra dėka Justo, nes jis pastorius yra, jisai ir tie namai visą laiką alsuoja meilę. Ir vat šitas laikotarpis, kurį jūs čia esat, jūsų bažnyčia, jūsų bendruomenė, jūs be galo pakeitė. Nes aš žinau Robertą ir visus iš ankstesnių laikų. Ir tai visiškai kitokie žmonės. Ant tiek daug gėrio ir meilės dabar yra šituose namuose ir šitoje šeimoje. Taip, kad jūs tai, aš noriu tau palinkėti dvasios ramybės, begalinės meilės, stiprybės ir tegul Dievas tau pastoviai duoda, nukreipia išmintingai, kad viskas eitų ir jūsų šeimoje, ir bendruomenėje, ir visur kitur. Noliai. Gabrielė, galbūt. Ai, ne, nežinau. Asmeniškai. Asmeniškai. Agnietė. Ne. Ken. Eustace, I forgot your present as well, but mine's waiting in McDonald's. I'm going to buy you. Because I thought, what would Eustace really want? It's easy, really. So, yeah, I just want to say that he's doing a great job. I don't know if most of you know that I actually married him. I didn't marry him. I mean, I performed the service, didn't I? He was a little bit thinner then, if I remember right. And then we've done some alphas together, and he's been a real delight. And I just want to, I think if I say anything about him, it's his passion for God. And it's clear, this is evidence, this is fruit. You are all fruit, and you're wonderful. Come in, and you can, like the lady there said, you can just sense. You can sense that peace on everyone that's around, and so I just want to, just say that really. That he's a great guy. We sometimes, and we have theological debates, and we talk strongly about stuff, but we always finish off with "Love you, bro," and I'll see you next week, or see you tomorrow, or something like that. So, yeah, he can give it, but he can also take it. So I didn't mean to say any of that, but yeah, he's a good guy. So I just want to. In fact, I'm going to pray. It is. This is English weather, isn't it? Eh? This is a normal October. I wish I could say, but it is. This is special, so you must be special. Father, I just want to pray, and I ask you, oh God, to bless it and carry on blessing this household, this wider household that Eustace has found himself pastoring, looking after, and wanting your best for them. So he calls out and prays for each one of them, because that's what you've called him to do. I pray, Father, that Lord, that he would just get better at it, and that he would always please you. Thank you for this family. I ask you to bless each and every one of them, oh God. And bless Eustace and his family. In Jesus' name. Amen. Amen. Push them. All right. Sonia? Oh, sorry. I never know short of words. Iš tikrųjų, tai nemoku aš kalbų čia sakyti ir sakau, turbūt to apsižlims, nu jeigu reiktų čia. Bet ką, nu taip jautru kažkaip labai. Iš vis nežinau, apie artimus žmonės sunku kalbėti, nes atrodo, tu juos matai, visas pusės matai, bet tikiesi iš jų geriausio kažkaip. Ir aš iš Justo visada tikiuosi geriausia, labai daug reikalauju, jis labai stiprus ir aš
Tiesiog man, net kartais jo gaila, kad su manim yra, nes labai reikli esu, tai, bet jisai išlaiko šaunuolis, stengiasi labai tikrai. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, nes, tiesiog noriu paliudyti, kad labai jo džiaugiuosi, nes jisai labai auga tikrai. Ir labai jį myliu, jisai žino. Man sunku apie tokius dalykus visu išnekėti, tai, bet kažkada, kai aš dar buvau, neturėjau vyro, neturėjau vaikino, tiesiog jaunimo tarnavime buvo toks man užduotas klausimas ten, sako, dėl tam tikrų tavo trūkumų, kaip tu galvoji, tu vyrą susirasti? Galvoju, o siūla, kaip žiauriai. Sakau, man Dievas tos tokį vyrą, kuris mane mylės tokią, kokia aš esu. Ir tikrai mylės mane tokią. Su visais ten trūkumais, kurie buvo paminėti tada. Ir iš tikrųjų aš galiu dabar pasakyti, kad šlovė Dievui, nes jisai man davė tokį vyrą, kuris atrodo, aš atrodo ten ir ten elgiuosi taip arba atrodau taip. Ir jisai mane myli visada, tokio, ko aš esu. Ir man sako, tai visada nuolatos kartoja. Ir aš galvoju, Dieve, tu man nieko geresnio negalėjai suplanuoti. Pasakysiu. Viskas nori vaikai. I'm not going to sell speeches anymore. Brangieji, kas dar turėtumėt žodį jūs tai pasakyti? Orlandas gal? Dirba Orlandas. Can you was together? Yeah, what? Sorry.